Šiandien turėsim svečių iš LRT Opus talento konkurso. Taip ir yra, studijos su mumis jau čia sėdė įsitaisę, šiaip ką tik atbėgo prieš minutę turbūt grupė iš Kauno, grupė Karis, sveiki gyvi. Sveiki. Smagu, kad esate čia, smagu, kad atvažiavot, nes siūliau ir pokalbį per atstumą, bet visgi gyvai visai kitaip yra, gyvai pamatyti ir mums jūs, ir jums mūsų pirmą kartą LRT Opus studijoje. Taip, žinoma. Labai gerai, tai koks yra jausmas atkeliauti čia? Baugu. Aš įsivaizduoju. Ir įdomu. Pasidalinkit mikrofoną, jeigu norit, nes norim išgirsti ir trečią narį, jis čia su mumis yra, tai prasidėti bandysim susikomponuoti. Super. Mes nesam pritaikyti dideliam žmonių skaičiui, bet jūs tris tai tikrai sutalpinsim, jūsų muziką irgi pagrosim, bet pirmą norisi daugiau susipažinti ir sužinoti, kas ta grupė Karis yra, kokia čia ta grupės istorija, kaip suprantu, visai dar neilga ta istorija yra. Jo, galiu pristatyti taip wikipediškai, tariant, iš tikrųjų tai grupės istorija siekia gal net kokius 2017 metus, tai visai. Bet tai nereiškia, kad grupė tiek gyvuoja. Tiesiog tuo metu buvo pradžia grupės, kada mes pradėjom, sakykime, pabaigoje studijų savo laikų, grįžom prie paauglystės noro vėl muzikuoti. Bet tas laikotarpis, ten tiesiog taip susiklostė, kad pagyvavom gal kiek ilgiau nei pusę metų, grojom šiek tiek kitą stilių ir tuo ir baigėsi. Tai dabar, kaip sakyt, Karis, galim sakyti, kaip ir nauja grupė arba kaip atgimusi. Atgimusi su naujesniu sąstatu. Jo, tai skaičiuojam nuo tada, kai prisijungė mūsų vokalistas Giedrius ir tai vyko kažkur prieš 1,5 metų. Ir būtent nuo tada mes skaitom kaip savo grupės pradžią, nes visiškai pakito mūsų muzikinis stilius. Tai, ką grojam dabar, nieko bendro neturi su tuo, ką kažkada darėm anksčiau. Ir visa kūryba, kurią dabar turim, tai yra sukurta per būtent tą praėjusių laikotarpį. Kaip dabar tą stilių įvardytumėt, kokiame dabar? Jo, čia toks irgi klausimas, kur gan sunku mums kažkaip save priskirti į tam tikrą lentyną, nes turbūt galim pasakyti, grojam kaip ir sunkesnį roką, bet nesam savęs apsibrėžę kaip yra populiaru alternatyvusis rokas, alternatyvusis metalas. Tas žodis alternatyvu dabar labai išpopuliarėjo, tai vat galime mes jį panaudoti tikrai. Man tai visai patinka, kad žodis alternatyva dabar išpopuliarėjo, toks kaip koks moronas iš vis gaunasi. Iš tikrųjų, tai toks įdomus dalykas, kad alternatyva galbūt jau nustojo būti alternatyva, nes daug kas patapo alternatyva. Viskas. Iš esmės. Viskas alternatyva. Taip, o kai viskas alternatyva, tada niekas nėra alternatyva. Tada tampa viskas populiaru, nu ką dabar daryti? Bet grojam ne popsą. Ne, popsą tikrai mes girdėjom, kad negrojat. Jūs laiške prisistatot kaip 30+ metų jaunuoliai, kurie baigėt už jūrų marių darbus, pasistatėt namus, pasiėmėt paskolas, prigaminot vaikų ir dabar jau grįžot prie savo širdies veiklos. Taip. Taip ir yra. Išskyrus vienas narys čia tik pas mus nepasiekė šitų tikslų. Single, ready to mingle, taip sakant. Kaip tuos jaunuolius suburti reikėjo? Ar jūs buvote iš anksčiau kažkaip pažįstami? Kaip čia viskas įvyko, kad subėgote į grupę? Dalis mūsų, jo, šiek tiek muzikavom anksčiau ir buvom jau susigroję ir pažįstami, o Giedrių tiesiog radom atsitiktinai iš tikrųjų. Kaip dažnai skelbimuose. Pamačiau postą Facebook'e ir buvo parašyta, kad ieško grupė vokalisto, tokią ir tokią muziką, kad vokalistas rašytų žodžius pageidautina. Aš galvoju, aš rašau žodžius. Buvau pasirašęs iš tikrųjų tik tai kokias 4 dainas. Ir sakau, jo, aš galiu. Riebiai gal pasakiau, bet pirkimo, nes kaip atėjau į studiją pagroti, tai va. Čia pirmas gabalas ir reikia parašyti žodžius. Ir įvarė mane taip į kampą, bet gavosi. Puikiai susitvarkai. Aš tai dar vis tiek turiu klausimą dėl tos grupės sudėties. Kažkaip čia aš irgi truputėlį skaičiau ir atrodo, kad beveik pilnai yra pasikeitusi ta sudėtis. Kodėl norėjosi vis tiek išlaikyti tą pirminę grupę, pirminį pavadinimą, jeigu ir skambesys keičiasi ir ne visi nariai, bet didelė dalis irgi keičiasi. Kodėl nesinorėjo kažkaip startuoti su visiškai šviežiu projektu? Aš galiu tą atsakyti, arba tu nori, gal atsakyti? Galiu atsakyti, šiaip geras klausimas ir čia biškį mus prigavot šitoj vietoj.
nes mes iš tikrųjų daug svarstėm, galbūt būtent dėl išvardintų priežasčių nebegrįžti prie to, jeigu tai neturi labai daug bendro, bet tiesiog po to mes kokį mėnesį ieškojom pavadinimą ir nieko gero neradom. Ir sakom, bet jau turim, gerai. Tai žodžiu, turėjot kažkokią tai kaip jau ir sukauptą gal net auditoriją gerbėjų iš tos pradžios, ar ne? Taip yra. Tai tada kaip ir logiškas žingsnis galbūt, jeigu yra iš anksčiau jau žmonių, kurie žino šitą grupę, kurią mėgsta, tai paskui po pertraukos galbūt tęsti, tarsi jau kažkoks startas yra. Ir dar, pavyzdžiui, dėl ko grupė Karis. Mes, pavyzdžiui, visi tokie esame skirtingi žmonės. Vienas dirba klojas elektros laidus, aš fotografas, menininkas, kitas dirba su cechu, kitas taiso mašinas, toksai skirtingas bičių mišinys. Aha. O Karis pats iš savęs yra toksai skirtingas prieskonių mišinys. Tai visai tas prilipo. Ir beje, turiu pasidžiaugti, mes esam šitoje erdvėje, kuri irgi yra kario spalvos. Taip, grinai, oranžinė. Kario atspalvį čia visur. Visiškai teisingai. Pritaikėm čia irgi prie jūsų truputėlį. Man įdomu dar vokalisto, tiesiog atrodo, kad vokalistas sunkiausia grupiai turėtų būti surasti, ypač dar rašantį žodžius. Kaip tu suradai tą skelbimą, ar specialiai ieškojai ir norėjai? Ne, tikrai specialiai neieškojau, visiškai atsitiktinai man Facebook'e iškrito jisai ir yra muzikantų draugija, brolija, kaip ten vadinasi grupė, tai ten tiesiog buvau prisiregistravęs ir kartais išmeta tokius skelbimus. Jo, tai aš galiu dar papildyti, kad iš tikrųjų iki atrandant Giedrių, atsakant į tą klausimą, mes beveik metus ieškojom. Nes čia yra truputėlį amžiaus toks dalykas, kad jaunimo grupėm, kai tau ten, sakykime, 16, 18 ir daug norinčių yra pakankamai lengva, o jau, sakykime, vyresniam laikotarpį, tai arba jau tie žmonės daro kažką jau labai profesionaliai ir į tokias, sakykime, naujas alternatyvias grupės tiesiog nebeturi laiko, o rasti gerai dainuojantį žmogų, kuris būtų laisvas ir norėtų, tai, sakau, mums užtruko metus. Crooked Sanity, tas kūrinys, kurį atsiuntėt mums, kokia kūrinio istorija, čia yra tas, kur priremė prie sienos tave liepia? Ne, čia nėra pirma daina, iš tikrųjų tai daina yra apie mūsų grupę. Žodžiai ten vystosi apie, kad mes esam skirtingi ir mes dažnai repeticijų, sakykime, savo studijoje ginčiamės, kaip turėtų būti sugrota, kas negerai groja, kaip geriau sugroti. Ir tai daina yra dedikuota iš tikrųjų Matui, mūsų bosistui, apie kreivas boso linijas, kurios yra reikalingos. Šarmas. Geras. Šiaip atrodo, kad nors ir skirtingi suėjot, bet kažkaip randat per muziką tą bendrą kalbą. Čia turbūt toks pagrindinis dalykas ir yra grupiai. Čia mūsų ir prakeiksmas, ir privalumas. Iš kurios pusės prakeiksmas? Sunku susitart? Kartais, jo, pas mus visi sprendimai ateina per konfliktą, bet mums ta formulė veikia. Kaip išrinkot, kurį kūrinį siųsti? Kodėl šitas? Ar čia dėl to ir yra, kad daugiausia apie jūsų grupę jis ir labiausiai tinka gal pristatyti? Ne, čia sutapimas. Sutapimas rašiniam šiuo metu. Šiaip čia būtų, jo, mūsų yra, pradėjom įrašus daryti ir pirmas įrašas. Ir pabandėm. Mane Valdas net nieko nesakė, kad nusintė iš tikrųjų. O, taip dažnai būna, kad slapta nuo kitų grupės narių kažką darot. Taip, Matas užregistravo nesenai į kitą konkursą, mus rytoj grosim. Irgi sužinojom, ne per seniausiai. Čia mažas plogas Hogė, Kaune Hogė grosime, bus labai smagu, kas galite atvykite. Ok, ir tų gyvų koncertų, aš kaip suprantu, jūs visai turėjot ir turit programą gyviem koncertam, čia tik tai, kad įrašų dar kol kas nėra kur pasiklausyti jūsų, bet aš suprantu, kad po truputį atsiras vis daugiau, o dar mūsų konkursai yra vienas iš prizų, tas, kad bus galima įsirašyti čia LRT studijoje, jeigu nugalėsit, aišku. Kodėl kitiem grupės nariam buvo nepranešta apie dalyvavimą šitam Opus konkursą, kaip čia vyko? Spontaniškai. Išvengt konfliktų tiesiog. Nes visą laiką reikėtų ar ne, paskui aiškintis, kad diskusijos būtų. Galvoju, tiek to, aš tyliai padarysiu, paskui vis tiek. Tai grupė groja gyvai ir visai koncertuojat ir rašėt, kad ir turit apie 45 minučių programą, jau tai praktiškai albumas yra kaip ir padarytas, ar ne? Šiaip iš tikrųjų programa tai ne 45 minutės, dainos ilgos gan, tai beveik iki valandos išeina jau taip.
Mėgstat gyvai groti, ar tas gyvas grojimas ir yra pagrindinis grupės, toks, nežinau, Taip. gyvybės šaltinis? Pakankamai dėl to ir tą vykdome, nes, kaip ir kiekvienas save gerbiantis muzikos kūrėjas, jisai sako, kad tą daro dėl savęs, bet iš tikrųjų, ir nori su to feedbacko, taip sakant, jaustis, kad esi kontekste, kad gyveni ir kad, esi išgirstas ir pastebėtas. Tai mes jūs išgirdom, mes jūs pastebėjom, mes jūs vienaip ar kitaip jau grosime LRT Opus bangomis, vis ta daina Krukcianity vis karts nuo karto pasirodys. Čia eteryje ir ją išgirs klausytojai, kai turėsit naujų įrašų, būtinai vėl mums siūskit. Smagi ta pirmoji pažintis, gali dar paminėti, kur gyvai bus galima artimiausiu metu išgirsti. Į Hogą paminėjot, mačiau, kad dar bus daugiau pasirodymų, ar ne? Ir Redketė, kaip jūs minėjot. Bet čia jie tai nesakiau, tai galit pasakyti. Kovo 7, berods. Kovo 7. Čia Vilniuje Redketė. O gyvų grupių grojimo konkursai, tai čia Hogi ir bus kažkoks, kur užsiminėt? Ten bus konkursas. Turėsime 10 minučių, taip įtalpinsim 2 dainas ir tikriausiai laimėsime, kas be ko. Ir paskui judėsim į sekantį stage'ą ir matysime. O gal ir nelaimėsim, ką gali žinot, visko būna gyvenime. Bet dalyvaujam dar ir garaže, tai... Ir gražiai dalyvauja, šiandien jis prasideda. Tai labai gerai, labai rimti metai grupiai Karis laukia. Panašu, kad bus daug pagrota, daug kur sudalyvauta. Bent jau artimiausias mėnuo, tai tikrai. Ir daug kur bus galima išgirsti. Fine. Gal nesusikirs Tai datos. tiesiog sekite mūsų socialinį medijų ir atnaujinsim datas. Mes ten dar sėkmingai nieko neturim, palaiko minimalizmą. Labai to reikia. Ačiū Jums labai. Ar norit pridėti, ką nors prieš klausant Jūsų kūrinį Krukcianity? Kažko gal nepaklausim. Gal tik padėkot mūsų kaimynui Augustinui už šitą Taip, už įrašus. pagalbą su įrašu. Jėga. O mes tada dėkojam grupiai, ačiū, kad atėjot ir pasiklausom. Čia grupė Karis, LRT Opus Talento šių metų dalyviai ir jų kūrinys Krukcianity. Ačiū. Dėkui.